Sveiki draugai, tai šiandien turim truputį kitokį video. Šiandien norim jums pristatyti naują savo pirkinį. Esame Trakuose prie Lukos ežero ir vakar įsigijom pripučiamą trivietę baidarę. Tai šiandien bandysim ją išbandyti mums gerai pažįstamam ežere. Tai nusipirkom dar dvi gelbėjamos liemenės. Viena yra 100 N ir kita yra 50 N. Rita nemoka plaukti, tai jai nupirkom tikrą gelbėjimos liemenę, kuri pagal viską, jeigu kažkas nutiktų, ar kažką, kadangi neturim patirties su pripučiamom baidarėm, tai ji turėtų ją versti ant nugaros, ir kad žmogus nedūstų panikos metu ir panašiai. O šitą tiesiog toks, čia labiau žaisliukas galima sakyti, čia labiau sportui skirtas dalykas, jinai jo plūduriuoja, bet čia yra jau tokia geresnė gelbėjimos liemenė. Tai einam prisipučiam šitą ir apie baidarę pakalbėsime jau būnant vandenyje. Tai viskas labai kompaktiškai susideda. Vakar jau atsisakėm vienos sėdynės. Tai va, pompą aišku reikėjo pirkti atskirai, kaip ir visada. Pelekai. Ir pati baidarė atrodo daugmaž taip. Jinai čia ne iki galo išleista, nes vakar namie buvom prisipūtusios išbandymai. Tai čia yra dugnas, čia yra pati baidarė. Tai dugnas įtiestas ir čia yra dirželiai, kuriais jisai užsisega ir tuo eisim pūst. Tai čia yra 3 angos, dugnas pučiasi 5 PSI, šonai baidarės pučiasi 3. Ir dar reikia pripūsti sėdynės po 1,5. Ir turėsime va tokius sostus. Jie prisikabina, yra velkro medžiaga ant dugno ir čia. Tai jie prisikabina ir tada užsidedam pelekus ir galim važiuoti jau. Pažiūrėkim, kiek čia to stabilumo yra tavyje. Jau iššūdinau visą dugną. Pasiruošus, plaukiam. Driftinam! Ir tą vorą sutiko. Tai pakalbėkim truputuką apie baidarę. Tai čia yra 3 vietų baidarė. Kaip matot, mes tik tai turim 2 sėdynės. Trečia dedasi šitoj vietoj. Skaitosi kaip ir
du dideli žmonės ir vienas mažiukas. Tai du suaugę ir vienas vaikas. Čia palei šitą mūsų turimą lentelę galima pamatyti, kad maksimalus svoris turėtų būti 230 kg. Yra truputuką galima susidėti bagažo, tai čia galima pasikišti, yra dar virvutės. Priekyje taip pat turim kišenėlę, čia galima irgi kažką įsikišti, įsimesti. Tai mes jau naudosim vasaros metu, kad atrast kažkokių tai naujų vietų. Sezonui atėjus truputėlį su kažkokiom tai viešom stovyklavietėm bus sunkiau, bus viskas perpildyta. Tai tiesiog prisiparkuosim prie kažkokio tai ežero, upės, dar kažko ir tiesiog rasim ramesnių vietų. Kadangi atsirado baidarė, bijau, kad teks pirkti ir meškerę. Pažiūrėsim, kaip toliau susidėlios planai. Kol kas įsigijom tik tai vieną irklą, pasižiūrėti kaip jisai, kaip ir buvo patartinas šitas būtent irklas įsigyti. Tai čia yra 220 cm irklas, bet sakyčiau, kad jisai yra truputėlį per trumpas, kadangi, kaip matot, nemažai yra vandens, tiesiog kai irkluoji, viskas nuo irklo bėga. Grynai į baidarę, bet šitoj baidarė yra labai fainas angos, kad čia jeigu prisipildo vandens, galima tiesiog tą vandenį išleisti, kadangi būtent šitas padas, kuris yra baidarė, jis ir pakelia truputėlį viską. Tai labai faina, aš manau, net galėtume šitą padą kaip irklentę tiesiog naudoti. Tai va, prisišvartavom truputėlį. Papietauti kažkas sugalvojo ir judėsim toliau. Žiūrėsim, pirmieji įspūdžiai kol kas geri. Tai gal kažkam įdomu, kur Vincas, nes Vincas neįpirko savo liemenės gelbėjimuose ir negalėjo dalyvauti šį kartą su mumis. Tai kitą kartą tikimės, kad visgi įsigys biržos liemenę ir jau galės būti mūsų plaukimo kompanionas. Tik nežinau, kaip jam seksis, nes jisai vandens bijo. Drama tai. Jo, jis toks biški drama, tai tikėtina, kad visą kelią jis tiesiog čia rėks mums. Tai labai laukiam to, bent jau aš tai laukiu to momento, kai mes jį čia bandėm vakar prisipūtėm šitą baidarę ir bandėm jį su skaniukais pratinti, kaip reikia va šitoj vietoj gražiai sėdėti. Nu, bet sunku, kai esi viso pasaulio bijantis, bet tuo pačiu ir piktas ant viso pasaulio. Tai šiandien pagal visą planą turėjo būti žvalgyba. Naujų vietų, naujų dar neatrastų stovyklaviečių, kurios realiai nėra pažymėtos jokiuose mapsuose ir panašiai. Tai turėjom tokį mini žemėlapiuką pasidarę. Čia už trakų ten važiuojant. Tai va, planas subliuško vidury. Tiesiog vaikščiojom po mišką, klaidžiojom po mišką, sakėm, viskas pjaunam, važiuojam tiesiog išbandyti baidarės. Ir taip ir atsiradom tose trakuose. Tai va, baidarė išbandyta, užskaityta. Tai baidarė labai paprastai išsileidžia. Čia va yra vožtuvas, kurį paspaudžiam ir va, taip pat ir atsukam. Po to atkabinam ir reikės išleisti vandenį. Pelekai taipogi labai puikiai lengvai išsiima. Su šia pompa yra geras dalykas, kad iš vienos pusės yra inflate kištukas, iš kitos pusės yra deflate. Tai yra iš vienos pusės yra pripūtimui skirtas,
galas, iš kitos pusės yra išleidimui skirtas galas, nes vis tiek nes vis tiek tu iki galo neišleisi oro iš jos, tai labai yra patogu, po to susideda labai puikiai. Tiesiog tuo pačiu principu, kaip prisipūst. Taip va ir traukiam iš jos orą. Ir viskas. Daugiau net nebesitraukia. Labai patogu. Užsidarome angas visas, kad jau kas nieks neįtrūktų. Ir tiek. Ir šiandienai apžvalgą baigiam. Ir iki kitų kartų, ir iki kitų nuotykių. Viso.